Žiūrėk, mane yra chamu išvadinę, jo labai paprastai. Dėl tos priežasties, kad aš tikrai esu tiesmukas žmogus. Kartais toržėvis būnu, bet žmonės nepratę girdėti nuomonę tiesiai šviesiai. O man kitaip neišeina. Aš arba per sukąstų dantis turiu nutilėti, arba jeigu sakau, tai sakau, ką galvoju. Ir per tai visada kenčiu gyvenimą. Tai jeigu čia chamizmas, tai tada taip. Aš turiu tokį, aišku, vieną klausimą. Yra dar vienas žmogus, Andrius Užkalnis, kuris dabar prisistatinėja, kad jis yra chamas visur. Tai kuris iš jūsų labiau chamas? Man tas įdomu. Andrius. Kodėl? Nu, todėl, kad kažkas turi būti geresnis. Tai bent kurioj srity. Tai ne, šiaip Andrius tiesiog nežinodamas, kad apie mane rašo, mane išvadinęs yra savo blogę ten kažkokiam storų dėdę, tai aš manau, kad jisai yra chamas. Didesnis negu aš, nes aš Andrius niekaip niekur neišvadinau viešai. Andrius Užkalnis. Kol kas, iki šiol. Mes net nepažįstame, tai aš neturiu apie ką pasakyti kol kas. Tai žodžiu, čia linksma gaida. Ir baigsim mūsų pokalbį. Tai viskas, apie Užkalnį baigim. Kaip įdomiai. Šitoj tokioj puikioj vietoj. Ekslibris. Anksčiau suokalbis buvo, dabar geriau atrodo. Turiu pasakyti, tikrai geriau atrodo. Ačiū. Žinai, jo, labai smagu būtų baigti ne Užkalniu, bet dabar nebaigim Užkalniu. Gerai, ačiū tam. Žvakę užpūsim. O kam, tegul dega. Tegul dega. Gerai, gražu.